Labas rytas, draugai, labas rytas. Nu ką, kaip ryte randamės ant ledo. Pirmą kartą atvažiavau ant Nevėžio. Paskui parodysiu, kaip aplinka atrodo. Žmonių, va tiek. Žvejojančių daug, vienu žodžiu, žuvis kimba. Nu ir mes važiuojam ten, kur jinai kimba realiai. Ant marių kol kas šį savaitgalį dar niekas nieko gero nepagauna, tai dėl to atsibeldžiau čionais. Į kolūkį. Nu, bet hebra gaudo, koja, žiobrius gaudo, ešerių papuola, vienu žodžiu, įvairi žuvis ir jos tikrai nėra mažai ir netgi gražių papuola. Tai va, pabandysim ir mes, pasėdėsim, pagaudysim, pažiūrėsim, pažvejosim. Tik tai, kad aš taip truputėlį nepatingėjau, atsinešiau savo aparatūrą, pasistačiau palapinę ir taip, nu, vienu žodžiu, patogiai pasislėpėm nuo vėjo, nuo šalčio. Minus 12 šiandieną. Nu, palapiniai, matot, kas darosi net. Nerūkydamas gali rūkyti, vizualiai, arba garinti, kaip dabar jaunimėlis pripratęs garintis nesąmonės. Nu tai va, vienu žodžiu, pradedam. Pradedam nuo ko. Šiandieną bus pas mus taip. Fideris. Žieminis fideriukas ir, nežinau, ir plūdelė. Pabandysim nusimesti fiderį ir plūdę. Du variantai, kuris pranašesnis, mums parodys viskas, kaip sakant, viską parodys ateitis. Gerai, pradžiai užsimetam fiderį, paskui mes žaisim su plūdę. Taip, imam talpą. Imam džokerį, hebra. Šiandien jaukinsim iš gyvulių, pas mus bus džokeriukas. Matote? Pažiūrėkit, koks jisai sulipęs. Mes į visą taip. Mup. Ir žiūrėkit, ką naudosim. Čia fiderinė tematika. Štai yra tokie milteliai. Pudra all around. Zikui matailiui pinkam pramušti, kad jis nebūtų toks gabaluotas. Tiesiog mes užberiame. Nu ir dabar prasideda darbas. Čia reikės padirbėtis, tai paprastai nieko stebuklo nepadaro. Ta prasme, paimam ir gerai išmaišome. Nu, masažuojam vienu žodžiu. Išmasažuojame. Čia užtrunka ne vieną ir ne 2 minutės, žinokite. Parodysiu finalą, dabar aš dirbu. Jaukas paruoštas namuose, aišku. Taip, kaip pradžiai. Į šėryklą džokerio. Pusę šėryklėlės. Nu ir kiek trūksta jauko. Oplę. Ir leidžiam savo ketelę. Daug neukinsim, kadangi pas mus bus fideriukas su šėryklėlė. Tai tik tai vieną šėryklą aš nusileidžiu ant dugno. Ir viskas. Ta iš šono reikala. Dabar tą džokeriuką į jauką. Paviršutinėse sluoksniuose su jauku pramaišom, jis jau taip pabirūtis. O ten iš vis fainas bus toks. Pirma šėrykla nuleidžiama be pavadėlio. 25 gramai su atpavadėliu, monovaliukas. Pažiūrėsim, ar stovės mums 25 gramai taške. Teoriškai turi stovėti, čia Nevėžį nėra tos didelės srovės. Leiskis greičiau, jau apšalo.
kad ir nereikia dėti didesnę, kad greičiau nusileidinėtum. Čia vos krentantį 25 gramai. Pasižiūrim, ar stovi. Aš net nebijau, kad stovi. Gerai, toliau. Pavadėlis. Mukti. 80 cm. 0,10 mm storio. Kabliukas 14 numerio. Pradžiai pinkus uždėsim. Vargas man su tais matiliai žaisti, kai nedamatantis, tai reikalų krūva. Patikėkit manim, kol jo sumauni. Pinkutės truputėlį paprasčiau. Kol mes čia žaisim, kol ką, tai aš tokį didesnį masalą truputėlį uždėsiu. 3 pinkai ant kablio. Nes reikia dar plūdinukę pasiruošti. O tegul jinai čia guli, jaukinasi taškelis, tegul kviečio žuvelę, kaip sakant. Nu, neužšalai, neliktis. Gylio čia yra normaliai. Aš nei diperiuko neįsitraukiau nieko. Tiesiog atvažiavau, pasirinkau truputėlį laisvesnį plotelį kolūkyje ir atsisėdau. Žmonių, patikėkit manim, čia daug, labai daug. Parodysiu. Pradžiai noriu užsimest, viską pasiruošti, taškus. Taip. Toliau reikia įsiaiškinti, ar mūsų plūdė stovės. Kokią plūdę naudot. Ar čia žais man su ta plūdė, net galvoju. Žinot ką? Plūdės nebus. Švinų nepasėmiau. Tada tai tau pasiruošimas. Nu, pirmas išvažiavimas, dar dėžė tuščia. Pirmas kibimas ant pinkučių. Mik kelis kartus. Nieko. Nejudinam? Nieko. Nu, va, užčiulpta, užsasalinta, kaip sakant. Greitas kelimas, pažiūrėkit, ką padaro su fideriu. Kada ilgas pavadys, jeigu taip greit vinioji, tiesiog susuka pavadį. Ir tai yra normalu. Nu, čia, kaip sakant, dabar reikia prisiminti tos visus niuansus, nes primiršta, pernai normaliai nebuvo žvejota visiškai, ką aš ten ant ledo porą kartų užlipau. O šiais metais antras kartas. Pirmas kartas ant balos, o dabar jau čionais. Va, dabar jau mes dėsim matiliukus. Nes jau ima. Ant matilio matot, kas greitas kibimas? Nu. Ėmė. O va dabar ką veikti? Ar pavogė ar ne? Va čia tai klausimas. Į matiliukus irgi truputėlį pudros įsiberiu. Yra. Nu va, hebra, pirmoji žuvis nevėžiu. Ant fideriuko. Džiazas. O, nenoriu išlyst. O, pažiūrėkit, koks grožis.
Gerą koją, ne? Pipiec. Pipiec. Yes. Neturiu laiko net antrą kotą kada užsimesti. Žodžiu, turbūt ir nemesime. Jeigu ant vieno kimba, tai kam čia dar kažko tai dviratį išradinėti. Matiliukai plus pinkutė. Greita reakcija. Ne, nu, hebra. Čia tokias kojas negėda su fideriu net gaudyti. O čia, ta prasme, su normaliu fideriu, o čia su žieminiu, įsivaizduojate? Džiazas baisus. Smūgis. Nu jau man į veiksmą reikia, jau vėsu. Man tai patogu besliukas, bet reikės rengtis. Nu, kaip ir būtų. Kaip kalbėjo, sakė, šiandien iš ryto -16 buvo netgi. Aš čia taip nežiūrėdamas pagal telefoną pasakiau. Nu arba, kaip matote, netoks ir ilgas išlaukimas. Stabdis pas mane atleistas, jeigu stambi žuvis, tai... O, kaip dirbam. Kaifas. Žymiai smagiau, kaip. Nu, pasirodė, kas tu čia per žvėris. Eiktus. Standartas. Standartas, hebra. 250 gal gramų. Gal 300 net. Visos trys praktiškai vienodos. Viena vada, viena šeima. 3 sesės kojelės. Jau turėjome. Lik. Nu, įmam. Įdomiai. Nieko jie nenori prisipažinti. Tas vaizdas, kad taip ratuką padaro, palesa, palieka, vėl ratuką padaro, vėl taip palesa truputėlį. Nu, trečias ratas. Viskas. Ant trečio rato turime. Nesupratau. Nuėjo? Ne, yra. Eiktų su paliai pat. Mačiau, vėl graži koja buvo. Gerai. Principė nieko mes šiandien praradome. Jeigu taip kibs, tai čia bus dar. Daug ir nereikia, kad dar kelias kojas bimtelti ir mums puiku, užskaitom žvejybą. Tokią mini dūnę pasistatęs. Aišku, jinai kažkiek tai šilda, bet labai jau taip ne kaip tikras pečiukas, kaip sakant. Gal kokį laipsniuką pakelia. Palapinė tokia apšiltinta. Apšiltintam seneliam. Laukia žymiai vėsiau negu pas mane čia viduje. Žuklės prekės žvejokelias.com Žuklės prekės žvejokelias.com Internetinė parduotuvė. Subalansuota fideriai žvejokelias.com I'm fast as boy.
Nu va. Ir prigimdėme. O, ai, gražu, čia gražu. Gražu. Principė pati mažiausias šios dienos, bet kokia apdaužyta. Matote? Kabra, jaukų kakoja, jeigu tai gražiai įsireiškus. Ir pabuvusi pas kažką tai nasruose visą va. Nu ir taip, mažiausiai, šios dienos mažiausiai. Pirmiausia leidžiu šėryklą. Pavadėlį palydžiu iš paskos, kad įsitemptų ir tik tada atleidžiu. Nes jeigu taip įmeti, tai pavadėlis apsisuka labai greitai aplink pagrindinį valą. Ir principė jau paskui pamatyti kibimą praktiškai šansų nėra. Nu, kaip galvojat, leis mums arbatytės atsigerti ar ne? Muk turėjome jau pirmą. Verta visada pasimti kažką tai ir užkasti ir karštos arbatos tiesiog būtina ant ledo. Įdomus momentas dabar toksai. Ką tik ištraukiau koją ir man čia nepapuolė baltas pinkutė. 3 metaliukai ir raudona pinka. Nu jau sėdžiu, žinokite, čia geras 2 ar 3 minutės ir nekimba. Gali būti, kad tas kablių išryškinimas raudonai matiliai plus balta pinka kažkaip tai pritraukia geriau tą žuvį. Ir va, įsivaizduokite, kaip dabar čia sėdėti žvejot su 3 meškerėm. Kai tu su viena dirbdamas gali veiksmo turi visą laiką. Ne faktas, kad ten kiekvienu kibimu žuvį ištrauki, bet esmė tame, kad procese judesy, tai čia dar kelios, dar 2 jeigu užmešiu, tai aš nežinau, kaip čia, su kojom, su rankom, reikėtų načir kaip slidė. Su kojom, su rankom reikėtų daužyti. Ko aš čia taip priešinosi. Ohoho, matot? Net truputėlį paprašė valą. Gal per stipriai užveržiau. Gal per silpnas. Nu ir kas tu čia per piktas žvėris? Šėryklą ištraukiau, o dar žuvies nematau. Tiesiog vėlgi koja. Bet galinga, graži koja. O, mamulė gera. Vienu žodžiu, viskas vyksta labai neblogai.
žuvis kimba. Oho, irgi bus gera koja. Sako, duobė žiobrių pagauna. Bet ten žmonių, patikėkit manim, čia daug, bet ten tai pipiec, kas darosi. Opa! Dar greitesnis kibimas. Dabar truputėlį išdidinau masalą. 4 matuliukai plus dzikelis. Ne pinkutė, o baltas dzikas, didelis. Ir tik įleidai ir iškart gauni kibimus. Jau antrą iš eilės lygiai tokiu pačiu principu pagavau. Aukšlė man skaniausia žuvis. Aukšlės pagaučiau, tai aš jau visas aukšlės tyščiau namo ir pats kepčiau ir daryčiau. Išdaroju. Nieko nereikia, druskytės truputėlį. Miltukose apvaliojai ir ant sviestuko pakepinai. Kaip yra, pipiec, toks traškučiai gaunasi. Fantastinė žuvis, tiesiog fantastinė. Nežinau, skanesnė žuvies. O, net prašome, net valo. Nu. Kas čia bus, pikte labai koja tokia? Ar bus išmera dar didesnė? Taip, šliosas geras, kabra, didžiausia šios dienos. Jaunolė, palaukite. Šiandien vakarą džiungytis mūsų keptuvę. Gerą? Pipiec išmerėlė, pipiec. Nu ką, draugai, viskas baigėme savo žūklę, užtenka. Tikrai sočiai pažvejojome, normaliai, manyčiau, kad normą surinkome. Atgaudėm beveik 5 valandas, be kelių minučių 3 valandas vakarą. Diena, 3 valandas. Tai va, žodžiu, situacija buvo tokia, kad čia dėl tų grėžinėjimų visokių tiesiog žuvis įsijungdavo. Finale paėmiau džokerį. Per pusę praskedžiau su jauku, 5 šryglas į tašką. Kai pasikūrė, vieną paskui kitą kojos, bet kojos, chibra, kosmosas. Baltonai tokie, pasižiūrėkit. Suvaizduojate tokias kojas iš po ledo traukti. Fantastika. Normaliai čia jų pagaudžiau. Žodžiu, fideriukas valdo, gaudžiau su vienu praktiškai fideriu, ten vienu momentu, kad su 2 pažaidžiau ir viskas. Mečiau į šoną ir viskas su vienu. Bach. Tai va, draugai, žuvies sočiai, pagauti galima, tik reikia žvejot, eksperimentuot. Dar truputėlį buvo niuansai su gyvų padavimu, tai prasme ant kablio makalavau. Finalas buvo geriausiai dirbo 4 matiliai per vidurį mauti ir 1 pinkutė irgi per vidurį. Nuleidai, baim. 3 kojos su pavadžiais nuėjo, 0,10, nuplėšė, nesuvaldžiau ir stabdis atleistas, viskas, bet va, prisitraukė į eketę. Bacht! Viso gero. Nieko nepadarysi. Yra taip, kaip yra. Pirmiausia, aš jums norėčiau dar pasakyti, kad reikia laikytis visų saugumo technikos taisyklių, būtinai turėkite. Būtinai. Tas dalykas reikalingas.
Nu ir žiūrėkite ledą, neikite belė kur, prasibelskit pradžiai su peikina, jeigu žmonės vaikšto, viskas gerai, valio. Ten, kur praėjo, galite eiti, jokių problemų. Bet jeigu nepravaikščio tos vietos, nu, peikinykę panaudokite. Vietomis tikrai nėra stiprus ledas, netgi ir ant to pačio Nevėžio. Vietomis yra iki 4 cm tik tai. Kai kur 7, kai kur 10. Taip kad viskas nevienodai. Dėl to snygio, dėl sniego viskas, kai linukus užmetė ant ledą ir jis nestorėjo. Tai va, draugai, kol kas tiek. Neižvyno jums neodegos. Iki kitų susitikimų.